Sveiki, šį kartą norime parodyti štai tokį dalykėlį, kur įsigijome mes visai neseniai netyčia užtikome Sanitex parduotuvėje Cash and Carry, tai didmenininkų parduotuvė restoranams, maistas tiekiamas ir įranga ir visokie kitokie daikčiukai kavinėm ir restoranams. Radome štai tokį, kaip čia pavadinti, kurą marmitam, kitaip sakant, tokią mažą tranžyją, galim pavadinti, žvakę, kuri yra pripilta degaus skysčio kažkokio tais. Tai čia šiuo atveju būtų dietileno glikolis. Rašo, kad dega 6 valandas. Tai daugeliu atveju galėtų pakeisti ir dujinės viryklėlės, ir benzininės viryklėlės, kaip 6 valandų turėtų tikrai pakakti netgi įmantriam kepsnį išsikepti. Atsidaro jisai štai viršus su dangteliu, dangtelis hermetiškai užsidarantis, panaudojus visą laiką galima uždaryti ir kitą kartą vėl atidaryti ir vėl naudoti, taip kad 6 valandas aš taip įsivaizduoju gamtoje, maisto gamybai čia turėtų užtekti kokiam 2 savaitėm. Dabar pabandykime su juo kažką pabandyti išsivirti, šiuo atveju išsivirsime arbatos. Pabandysiu parodyti, kaip galima būtų panaudoti pagalbinės priemonės, randamas miške, tai yra medį, pasistatyti stoveliui kažkokiam tais prie jo. Kaip minėjau, pabandysime išsivirti arbatos. Taigi, pats patogiausias, aišku, būtų pasinaudojus švedišku katiliuku ir jo stovu. Jisai puikiai telpa į stovą, užsidėti katiliuką ant viršaus ir virti. Bet aš noriu biškį parodyti sudėtingesnę situaciją ir panaudosime štai tokią puodelį ir keletą pagaliukų. Taigi vienas variantas. Atidarome, kad būtų lengviau po to užkurti. Vienodo ilgio 4 pagaliukus smeigiame aplinkui. Daugmaž pasižiūrime, kad būtų vienodai smeigti žemė. Pasitikriname, katiliukas puikiai stovi, galbūt šiek tiek per aukštai yra nuo ugnies. Tai pasmeigsime žemiau. Šitam puodeliui šiek tiek matos trūksta. Tokiu atveju pagaliukus smeigiame šiek tiek kampu. Vėl taipogi svarbu, kad pagaliukai būtų daugmaž tiesiai. Ir štai puodelis stovi. Dar vienas variantas. Panaudoti pagaliuką, kuriame šiek tiek yra iškabinta medienos. Ir jisai, matote, labai gražiai susilenkia į štai tokį laikantis ant žievės, susilenkia į štai tokį stačiakampį. Įsmeigiame šonus. Stengiamės, kad būtų vienodam lygi. Mūsų puodelis stovėtų. Kaip matote, mūsų puodelis stovi. Bandome užkurti ir prisipylę vandens pabandysime išsivirti arbatos ir pažiūrėsime, per kiek laiko tai išverda. Štai, užsidegė, ugnis turbūt nelabai matosi, bet tikrai jinai dega. Prisipilkime vandens puodelį. Maž didesnė pusė puodelio. Statome ir nuimkime laiką. Štai, nuėmėme laiką ir laukime. Tai va, pagaliau mūsų
vanduo užvirė, šiek tiek ilgiau negu tikėjomės. Verda vanduo maždaug 17 minučių. Štai matote dabar 18 minučių jau yra. Tai žinoma, nieko keisto, kadangi šitas daiktas skirtas tik tais maisto pašildymui, palaikyti tam tikrą temperatūrą maisto. Bet iš kitos pusės, kaip už 8 litus tokia žvakė gali ir pasitarnauti. Nors iš kitos pusės mes šildėm vandenį neuždengę. Dar vienas pliusas yra šitos žvakės, aš taip pavadinsiu, kad neaprūksta puodelis. Visiškai neaprūksta, matot, kiek laiko verda, jis visiškai neaprūkęs. Taigi, dabar pasidarysiu arbatos, o apie štai šitą žvakę tiek.